Sveiki atvykę ir sveikinu peržengus slenkstį. Prieš jūs muziejus, altorius, teatro scena. Ši instaliacija Daiktas atvyksta kaip sužadėtinė kviečia jūs pažvelgti į santykius, kuriuos turime su daiktais. Ar tai yra galios santykiai, ar tai yra priklausomybės santykiai. Kaip mes elgiamės su daiktais atspindi ir tai, kaip mes elgiamės vieni su kitais ir su pasauliu. Parodos pavadinimas Daiktas atvyksta kaip sužadėtinė buvo išgirstas ekskursijos Paberžėje metu, kai gidė pasakojo apie tai, kaip tėvas Stanislavas rinkdavo daiktus. Jis rinkdavo visokius išmestus religinius artefaktus, nuolaužas, kurias bažnyčios kaimai gyventojai tiesiog išmesdavo. Jis juos išsaugodavo ir padėdavo į svirną, į kleboniją ir tuos pastatus vadino saugotuvėmis, o ne muziejais. Ir kai jo paklausė, iš kur atsiranda šitie daiktai, jis sakydavo, kad daiktas atvyksta kaip sužadėtinė. Ir ši frazė man pasirodė labai tinkama apibūdinti šitai parodai, nes šitoj frazėj telpa ir įsipareigojimas, ir sudaiktinimas, ir daikto įgalinimas. Ir šitoje parodoje kviečiu ne tik apsvarstyti santykius su daiktais, bet taip pat kaip daiktai yra naudojami, kad išnaudotų žmonių pažeidžiamumą, kaip politinės organizacijos, judėjimai, populistiniai režimai ir religiniai judėjimai gali pasinaudoti tuo, kad žmonės ieško bendruomenės ir tada per spalvą, per daiktą, per ritualą gali suteikti tą iliuziją, užpildyti kažkokią tuštumą. Ir vėliavos, kurios yra prie durų, jos ne tik yra aliuzija į religinės procesijų vėliavas, bet ant jų esančios frazės lietuviškai reiškiančios ar tau tikrai manęs reikia ir tai yra pavojingiau negu tau atrodo, jos buvo rastos ant daiktų. Tai ant cukraus pakelio, kuris klausė, ar tau tikrai manęs reikia, ir ant tabako pakelio, kuris sakė, kad tai yra, aš esu pavojingesnis nei tu galvoji. Taigi šios frazės taip pat apibūdina tą įtampą, ar mes naudojam daiktus, ar daiktai naudoja mus. Ir instaliacijoje taip pat yra ir video elementas ir knyga, kurią galite pavartyti.